Ir apsiverkė Emyras Musa, reikėdamas tokias didelės kapines. Taip apsiverkė, jog neteko nuovokos. O kai paskui jie išvalgė visas pilies kerteles ir apžiūrėjo Menesbį ir sodus, pamatė marmurinį stalą 4 kojomis, o jame tokį užrašą. Prie šio stalo kalbėjosi 1001 akių karalių ir 1000 karalių abiejomis akimis, ir visi jie paliko šį pasaulį ir nukeliavo į kapus. Emyras Musa užsirašė tuos žodžius, o paskui išėjo iš pilies ir nieko nepasėmė, tik tą vieną stalą. Vilkstinė tuomet nužygiavo toliau, o šeichas Abdas as-Samadas vedė rodydamas kelią. Ir taip jie keliavo visą tą dieną, ir kitą, ir trečią. Pagaliau atkako jie prie aukštos kalvos. O kai geriau įsižiūrėjo arčiau prijoję, išvydo ten raitelį, nulietą iš gryno vario. Laikė jį sietį su plačiu tviskančiu antgaliu, žilpinančiu akis žiūrintiems, o ant to antgalio buvo užrašas. O tu keliaujantis pas mane, jei nežinai kelio į varinį miestą, paliesk riterio delną. Tuomet riteris pradės gręžtis, o paskui sustings. Tuomet patrauk tą kryptimi, kurią nurodys jo žvilgsnis. Nebijok ir neliūdėk, tik tai jok tuo keliu ir nuves jisai į varinį miestą. Kai Emyras Musa palietė varinio riterio delną, šis pasigręžė nelyginant akinantis žaibas, o paskui sustingo žvelgdamas į priešingą pusę, nei stovėjo Musos vyrai. Tada jis pasisuko tą kryptimi ir nužygiavo tiesiai. Ir buvo tai tikrasis kelias. Taip keliavo jie dieną ir naktį ir perėjo be kraštas žemės. Ir vieną dieną netikėtai išvydo jie juodojo akmens stulpą, o jame lygi pažastų susmegusią žmogystę, su 2 dideliausiais sparnais ir 4 rankomis. 2 buvo tokios kaip žmogaus, su pirštais, o kitos 2 panešėjo į naguotas letenas. O ant galvos tai žmogystai plaikstėsi plaukai nelyginant arklių uodegos. Veide žiūrėjo 2 akys lyg žurijos, o kaktoje degė 3, tarytum panteros akis, svaidantis žiežribas. Pati žmogysta buvo juodai juoda. Ji veržėsi iš akmens, tiesėsi į viršų ir šaukė: tebūnie pašlovintas mano viešpats už tai, kad šitaip žiauriai mane nubautė ir atsiuntė man tokią baisę kančią, kurią turėsiu kentėti iki pat prisikėlimo dienos. Vos tik keleiviai išvydo tą šaukiančią žmogystą, neteko nuovokos ir užkando jiems žadą iš nuostabos. O kai pamatė ją iš arčiau, leidosi bėgti tolyn. Ir paklausė tada šeichą Abdą as-Samadą Emyras Musa: kas tai? Atsakė tasai: aš nežinau, kas čia toks. Tuomet tarė Emyras Musa: priei prie jo ir įsiklausinė, kas jam atsitiko, galbūt sužinosi viską. Ir atsakė jam šeichas Abdas as-Samadas: tas saugo tave Alachas, Emyrė, juk jis toks baisus. Ir tarė Emyras Musa: nebijok, stulpas, kuriame jis įkalintas, laiko jį atstu nuo mūsų ir visų kitų. Priejo tuomet šeichas Abdas as-Samadas ir paklausė: ei tu, kuo esi vardu, ką čia darai ir kaip čia atsidūrei? Ir atsakė tasai: žinokė, jog esu Ifritas tarp džinų, o mano vardas Dahišas, Al-Amašo sūnus. Įkalino mane aukščiausioji valia, o prikaustė visagalis. Ir lemta man kentėti šią kančią, kiek pageidausi Alachas. Tarė tada Emyras Musa: šeiche Abdai as-Samadai, paklauskė, kodėl jis įkalintas šiame stulpe. Paklausė jį šeichas ir Ifritas pradėjo pasakoti: apsakymas mano nepaprastas ir naudinga bus visiems jį išgirsti. Vienas Ibiso sūnus turėjo stabą, išdrožtą iš raudonmedžio, o mano pareiga buvo jį saugoti. tą stabą garbino vienas jūrų karalius, kuris turėjo didžiąją galią ir neapibrėžtą valdžią, ir klausė jo tūkstančiai karių džinų, pasirengusių pavojaus valandą sulig jo žodžiu išspraukti kardus ir stoti į grumtynės. O aš buvau tam karaliui pavaldžių džinų vyriausiasis. Jie klausė manęs ir vykdė mano įsakymus. Tačiau visi jie šiaušėsi prieš Suleimaną, Davudo sūnų, amžiną jiems atilsį. O aš paprastai įlysdavau į to stabo pilvą, kai džinams kariams duodavau įsakymus ar nurodymus, o to karaliaus dukra didžiai šlovino stabą, puldavo prieš jį ant kelių, kakta muždavo žemę ir karštai melsdavosi. Buvo ji gražiausia tarp to meto gražuolių, agitanti, neregėtų žavesių, pilna puikybės ir kerų. Ir kartą apsakiau jos dailumą Suleimanui, amžiną jam atilsį, ir nusintė jis žygūną pas jos tėvą.
Ir persakė šis tokius žodžius: duok man savo dukrą į pačias, suskaldyk raudonmedžio stabą ir pripažink, jog nėra kito dievo, tik Alachas, o Suleimanas jo vietininkas. Kai šitaip padarysi, dalysimės drauge ir gerų, ir blogų, bet jeigu neišpildysi mano prašymą, išžygiuosiu prieš tave su kariauna, kurios tu nesugebėsi atremti, o tuomet turėsi ruoštis stoti prieš Alacho teismą ir vilktis šarvinius marškinius. Iš tiesų ateisiu pas tave su kariauna, kuri užtvindys be krašto lygumą ir nukels tave į negrąžinamą praeitį. O kai Suleimano žygūnas atvyko pas karalių, šis pasipūtė ir jo širdis prisipildė didybės ir išpuikimą. Ir karalius paklausė savo vizirius: ką patarsite man dėl Suleimano, Davudo sūnaus? Atsiuntė jis man žygūną, prašydamas į žmonas mano dukros, bet to reikalauja, kad suskaldyčiau savo stabą ir išpažinčiau jo tikėjimą. Sakė jam viziriai: galingasis karaliau, bene Suleimanas įstengs išpildyti savo grasinimą, juk esi vidury šios bekraštės jūros, o jeigu net išžygiuotų prieš tave su visa kariauna, nieko nesugebėtų padaryti, nes tavo pusėje grumsis maridai tarp džinų. O kai dar pasitelksi pagalbą ant savo garbinamą stabą, jis parems tave ir padės laimėti pergalę. Visų geriausia būtų pasiklausti patarimo pas tavo viešpatį, o jie turėjo galvoje raudonmedžio stabą ir sužinoti, ką jis atsakys. Jeigu patars kariauti su Suleimanu, kariauk, jeigu nepatars, nekariauk. Ta pačią akimirką karalius pasikėlė ir nuėjo pas savo dievuką, o sudėjęs aukas ir papjovęs aukojamus gyvulius, puolė ant kelių ir verkdamas pasakė šias eiles: žinau, kiek daug turi valdove galios, bet Suleimanas prieš tave štai kelias. Padėk nugalėti priešą piktą, tark žodį man ir bus kaip tavo likta. O aš pasakojo toliau Ifritas, lygi pažastų susmegęs į stulpą, kreipdamasis į šeichą Abdal Samadą ir kitus aplink jį stovinčius, įlindau į stabo pilvą, o pasielgiau taip todėl, kad galva man paseko ir nebeliko net kristelio sveiko proto, ir kad ranka numojau į Suleimano grasinimus ir paskui pasakiau štai šias eiles: aš nieko nebijau, man priešas nebaisus, seniai šio žemėje vylius permaniau visus, jei karo geidžiai jis testoja prieš mane, prigriebsiu jį nagan, prigirdysiu klane. Kai tik išgirdo karalius mano atsakymą, širdis jo prisipildė stiprybės ir nutarė įstoti karan ir grumti su Suleimanu, Alacho vietininku, ir pasišaukė į Suleimano žygūną ir įsakė jį skaudžiai iščaižyti rykštėmis ir visaip iš jo išsityčiojo. Paskui išsiuntė jį pas Suleimaną, prigrasinęs ir įsakęs perduoti tokius štai žodžius: gal tai puoselėto šias viltis, o gal tyčia man grasini, arba suvis neturi spėkų pas mane atkakti, tuomet aš pats žygiuoju pas tave. Ir sugrįžo žygūnas pas Suleimaną ir apsakė viską, kas jam nutiko ir ką jis patyrė. O kai Alacho vietininkas Suleimanas tai išgirdo, užsiliepsnojo baisia rūstybė ir tuoj pat nutarė, ką jam pridarė daryti. Sutelkė ir apginklavo kariauną, sušaukė karan džinus, žmones, laukinius žvėris ir plėšrius paukščius ir visus, kas tik gyvas. Taip jau įsakė savo viziriui Al-Dimirjatui džinų karaliui suburti savuosius maridų pulkus, ir viziris suskėtė daiktan 6000 kartų po 1000 demonų. Bet to liepė Suleimanas Asafui ben Barahijai šaukti savo vyrus, ir šis sutelkė kariauną iš 1000, o gal ir daugiau pulkų. Ir visus karius Suleimanas aprūpino šarvais ir ginklais, o paskui su visa vyrų ir džinų kariauna nuskrido stebuklingais kilimais. Tuo tarpu paukščiai skriejo virš jų galvų ir laukiniai žvėrys šuoliavo žeme. Ir taip jie skrido, kol pagaliau nutūpė jūros pakrantėje mūsų karaliui priklausančioje saloje ir apsupo ją, ir savo kariauną užtvindė visą žemę.